Ačiū Viliui. Aš kažkur skaičiau, kad Kazlauskas liktai viena populiariausių pavardžių Lietuvoje ir būtų keista, jeigu tarp pranešėjų mes neturėtume Kazlausko, bet mums pasisekė, kad mes turim net 2 Kazlauskus ir kas keisčiausia, jie yra abu broliai ir abu Kazlauskai. Pirmasis Kazlauskas, kurio vardas Emilis, perskaitys pranešimą Europos tapatybės paieškos. Emilio pristatymui reikia pasakyti, kad jis yra TSPMI magistrantas, laisvalaikiu besidomintis, čia formuluotė tokia įdomi, laisvalaikiu besidomintis vakarų politinės filosofijos raida. Emilis, žodis tau. Taigi, kodėl mes apskritai ieškome Europos tapatybės? Į tai, mano nuomonė, puikiai atsako prancūzų filosofas ir filosofijos istorikas Remy Bragas. Cituoju, iš tiesų, Europa žymi erdvę, kurią nesunku nurodyti neaiškiu gestu. Keblumai prasideda, pabandžius ją apibrėžti. Europos erdvė, kitaip negu Amerika, neturi natūralių sienų, išskyrus vakarines, kurios irgi ne visada laikomos ribomis. Portugalija, pavyzdžiui, laiko save šalimi atsiveriančią į Atlanto vandenyną, o neribojama jo. Europos sienos yra grinai kultūrinės. Taigi, pastaruoju teiginiu išsklaidomas pagrindinis mitas. Mitas, jog europietiškumas tai universalizmas be sienų. Kol Europa išlaiko savo sienas, būtent kultūrinės sienas, tol mes galime apie ją kalbėti, tol mes galime ieškoti jos tapatybės. Taigi, iš kur atsirado Europa? Kas turėjo atsitikti, kad dabar galėtume kalbėti apie europietiškumą kaip tapatumo išraišką? Labai dažnai nesutariama, kuriems kultūriniams bei politiniams elementams dėrėtų teikti pirmenybę, kaip labiausiai atspindintiems europinę tradiciją ir Europos tapatybę. Vienas iš dominuojančių motyvų yra krikščioniškosios Europos ištakos. Politinės minties istorikas Laris Zidentovas mano, jog norint suprasti Europos savitumą, reikia grįžti prie jos religinių pagrindų, nes krikščionybės išpuoselėti doroviniai įsitikinimai vis dar palaiko pilietinę visuomenę Europoje bei jos institucijas. Jis įtaigiai aiškina, jog krikščionybė apjungdama vėlyvosios helenistinės filosofijos sugebėjimą abstrahuoti, tai yra jos apmąstymus apie universalę ir žmogiškąją prigimtį, kartu su nuolatiniu judaizmo rūpesčiu, kad būtų laikomasi aukštesnės dieviškosios valios, tuo pačiu sugeba sukelti Europai lemiamą dorovinę revoliuciją, kuri duoda pradžią universalaus Dievo koncepcijai ir pamatiniai lygybei tarp žmonių. Zidentovas remiasi tuo, jog antikoje lygieji piliečiai pilietybę turėjo tik kaip išskirtinę privilegiją, o judaizmas niekada neišbrido iš gentinės religijos sampratos. Jų dievas Jahvė nedviprasmiškai pirmenybę teikia išskirtinai žiedų tautai. Taigi tik krikščionybė, atmesdama pastaruosius moraliai neteisingus judaizmo ir antikos filosofijos bruožus, bei sėkmingai susintezavusi prieš tai minėtus dėmenis, sukuria pamatus individuo atsiradimui pirmą kaip moraliniam statusui, o vėliau po daugelio šimtmečių kaip socialiniam statusui ar vaidmeniui. Dažnai girdint kaltinimus katalikų bažnyčiai demokratijos bei tolerancijos stoka, tokia išvada skamba paradoksaliai, tačiau ji tik taip skamba. Žmogaus teisų ir individuo laisvių prototipai nebuvo jokia naujiena, netgi giliais viduramžiais, ir tam didžiulę įtaką turėjo krikščionybė. Anot politologo bei istoriko Anthony Padgino, nors dauguma Europos valstybių tuomet buvo valdomos monarchijų, tačiau jau ankstyvaisiais viduramžiais buvo sutariama dėl 2 esminių principų. Pirma, monarchų jo valdomieji buvo ne privati nuosavybė, o laisvi žmonės. Antra, nors jų leidžiami įstatymai ir išreikšdavo tik jų pačių valią, tačiau monarchai visada turėjo pripažinti aukštesnės teisinės tvarkos viršenybę. Be abejo, tenka pripažinti, jog ta teisinė tvarka kilo iš Dievo valios ir pastovios prigimties sampratos, o ne iš daugumos įstatyminės valios. Tačiau kol prigimtinis ir dieviškasis teismas suteikdavo paskutinės apeliacijos galimybę, tol karalių valdžia būdavo akivaizdžiai suvaržyta, lyginant su kolegom iš rytų despotijų, kur valdovo valdžia buvo absoliuti tikrąja to žodžio prasme. Kitaip tariant, net jei ir būdavo mėginimo artėti prie rytietiško valdymo modelio, Europoje karalių dieviškosios prigimties ar dieviškosios teisės įkūnijimo pagrindas buvo mažiausiai nestabilus.
Dažnas vienijančios Europos tapatybės ar europietiškumo pamatų ieško tautų Europoje. Iš tiesų, labiausiai krikščioniškajam Europos tapatumui ir jo tąsos legitimacijai oponuoja sekuliarioji arba paprasčiau tariant pasaulietinė ideologija. Tačiau, kaip matysime, ši ideologija Europą atnešė daugiau sumaišties nei vienybės. Po Vestfalijos sutarties 1648 metais naujo tipo darinys nacionalinė valstybė galutinai paveržė Europos politikos dirigento vietą iš krikščionybės. Tačiau tai buvo ne visada. Modernybės gerbėjų apmaudu ir čia neapsieita be krikščionybės įtakos. Štai prancūzų politikos filosofas Pieras mano, jog Europos tautos atsirado viduramžiais kaip rezultatas siekiant išspręsti konfliktą tarp trijų žmonių asociacijos, trijų politinių formų, kurios iki tol formavo Europos veidą. Miesto, tai iš antikos polių, Graikijos, imperijos, tai Romos imperija, ir krikščionybės. Anot Manon, tai buvo krikščioniškasis karalius, kuris geriausiai sugebėjo derinti prieštaraujančius minėtųjų politinių formų veiksnius – lygybę prieš įstatymą, dieviškąjį universalizmą ir perskyrą tarp dvasinės ir pasaulietinės erdvės. Tam tikrų mastų imperinį universalizmą jis palaikė per krikščioniškąją moralę ir dievą, o miesto savivaldos siekį, neleisdamas bažnyčiai pernelyg kištis į pasaulietinę erdvę. Tai ir buvo tautos gimimas. Visgi, anot Zidentovo, bažnyčia priprato prie moralinės hegemonijos ir privilegijuoto vaidmens visuomenėje, bei pradėjo, nors ir neatvirai, naudoti jėgą pasitelkdama pasaulietinius vykdytojus diegiant savo doktrinas. Taip, nuo 16 amžiaus iki 18 amžiaus vis daugiau Europos intelektualų krikščionybės sukurtas moralinės institucijas nukreipė prieš pačią bažnyčią. Tokiu būdu atsirado lygios laisvės doktrina, kuria buvo siekiama diskredituoti bažnyčios moralinio autoriteto įtaką. Su šia krikščionybės krize atėjusi reformacija pradėjo, kaip išreiškia Manon, nacionalinį krikščionybės pasisavinimą, o krikščioniškojo karaliaus idėja turėjo duoti kelią neutraliam sekuliarizmui, kurio vėliavnešys anglų filosofas Thomas Hobbesas. Pirmasis reiškinys suskaldė krikščioniškai pasaulį, o antrasis palaipsniui atsuko tautas prieš jos gimdytoją krikščionybę. Religinių karų nualinta Europa bei jos idėja atitolo nuo krikščioniškų idealų ir ją pamažu perėmė nacionalinės valstybės su stipriai išreikšta neutralaus sekuliarizmo ideologija. Kiekviena iš didžiųjų Europos valstybių nuo to laiko daugiau ar mažiau kūrė bei siekė įgyvendinti savo Europos idėjos variantus. Pastebimiausi to pavyzdžiai Napoleono Prancūzija ir kaizerinė bei Hitlerio Vokietija. Pasibaisėjusi minėtomis brutaliomis nacionalizmo apraiškomis Europa po antrojo pasaulinio karo pasuko multikulturalizmo, postnacionalinės pilietybės, atsivėrimo kitam keliu. Liberalizmas, Zidentovo žodžiais tariant, apvalyta bei sekuliarizuota krikščionybės forma, idėjiškai pradėjęs kelti galvą kartu su modernybė, tapo pagrindinė figūra Europos politinėme gyvenime. Jo nuomonė yra labai pavojinga, kad dabartinė Europa nesugeba suvokti, jog būtent krikščionybė, kaip jau buvo galima suprasti iš mano pranešimo pradžios, davė norminį liberalizmo pagrindą. Europos Sąjunga, būdama dar vienas europietiškosios tapatybės paieškų rezultatas, kaip bebūtų gaila, neižvelgia šio pavojaus ir savo egzistenciją grindžia grynai sekuliariomis kategorijomis. Štai filosofas ir politologas Vytautas Radžvilas pagrįstai išreiškė nepasitikėjimą Europos konstitucijos projekto tobulinimo procesu, kurio metu buvo atsisakyta palikti bent užuominas apie krikščioniškąsias Europos tapatybės šaknis. Jis daro išvadą, jog tokiu atveju naujasis europietis kelrodė žvaigždė turės laikyti naujųjų laikų metų, ypač apšvietos epochoje suvešėjusias idėjas. Esminė problema, kurią čia regi Radžvilas, yra tokia, cituoju, vakarietiška politikos samprata buvo grindžiama klasikinės metafizikos ir krikščioniškos antropologijos prielaidomis. Jos yra ne tik labai aiškios, bet šiuo atveju tai svarbiausia, galimybės jas laisvai interpretuoti yra itin ribotos, o tokios modernios idėjos kaip humanizmas, laisvė, lygybė, demokratija, žmogaus teisės ir panašiai yra abstrakčios, tad daugiaprasmės ir miglotos. Iš esmės jos yra ideologinė politinio masių mobilizavimo funkciją atliekantis ideologiniai šūkiai. Todėl šių idėjų pasaulis
tai subjektyvių ir savavališkų jų interpretacijų erdvė. Citatos pabaiga. Nors nūdienos pasaulyje šie ideologiniai šūkiai skamba populiariai ir dažniausiai dominuoja ES darbotvarkėje, tačiau iškilus rimtam vertybiniam susikirtimui, kaip pavyzdžiui siekiant uždrausti statyti minaretus Šveicarijoje ar nešioti burkas Belgijoje, tos modernybės vertybės tampa ne Europą vienijančių pamatų, tačiau aršių bei subjektyvių diskusijų objektu. Pradžiulo žodžiais tariant, pakliūva į negailestingos alternatyvos gniaužtus. Taigi, tenka pripažinti, kad yra ženklų, jog modernybės pateiktas Europos tapatybės projektas ir jos sėkmingumas tikrąja to žodžio prasme vis dar yra diskutuotinas. Ir greičiausiai būtent tai ir parodo, kad europietiškojo tapatumo paieškos kol kas stringa. Iš to, kas buvo pasakyta, galima padaryti dar vieną, kai kam galbūt paradoksalią išvadą. Krikščioniškoji Europa buvo daug mažiau susiskaldžiusi nei sekuliarioji Europa. Kitaip tariant, ji turėjo svaresnę bendros Europos tapatybės viziją. Galiausiai šioje vietoje atrodo paskutinį tašką galima dėti kartu su minėtais multikulturalizmu ir atsivėrimu kitam. Manau, ironiškai dėsto, jog jei universalizmas be sienų yra europietiška vertybė, tai akivaizdu, jog Europa čia minima tik tam, kad būtų panaikinta. Jam yra keista, jog nei Izraelis, nei musulmonai nepainiojo Europos su visa žmonija, tačiau paklausta savo vardo, ji toliau slepiasi minioje, virsdama minia. Taigi pabaigai norėčiau palinkėti Europai galiausiai prisiminti savo tikrąjį vardą, nes jei mes to nepadarysime, anksčiau ar vėliau jis bus mums primintas. Pastaroji alternatyva kelia pagrįstą nerimą, kokiomis aplinkybėmis ir kieno lūpomis tai bus padaryta. Ačiū. Ačiū, Emilija. Dabar nuo tokių globalių Europos klausimų grįžtame prie